Svetainės auditas. Svetainė yra viacom.lt. Pirmas testas, kuris buvo padarytas kaip pritaikymas mobiliesiems, kaip rodo Google įrankis, kad svetainė yra pritaikyta, viskas ok, telefoną atrodo gražiai. Antras testas buvo paleistas svetainės auditas, techninis auditas, kokios klaidos buvo aptiktos, tai pasikartoja mobile friendly ok, pritaikyta mobiliesiems gerai, kiek yra V3C klaidų, čia klaidas yra surašytas, čia yra kodo klaidos. Dabar kas yra dėl SEO, labai gerai, kad nėra klaidų broken links, tai yra nevengiančių nuorodų. Pagrindinė problema, kad yra labai daug dublikatų title tago, čia matosi visi dublikatai. Skirtingi puslapiai turi identiškus meta tagus. Per ilgi meta tagai, parodyti, kiek yra viršėjimo, turi būti nedaugiau kaip 60. Dabar meta description, dar vienas tagas, kuris pasako Google, kaip indeksuoti svetainę, irgi yra 115 dublikatų, tai sako, kad just another WordPress site. Nepasako apie ką yra puslapis, o pasako, kad dar vienas puslapis. Eilinis WordPress puslapis. Toliau galim pereiti prie svetainės greičių. Testas buvo atliktas GTmetrix'o. Svetainė vizualiai užsikrauna beveik per 7 sekundės. Svetainės svoris yra 7 sekundės nėra gerai, turėtų būti per pus mažiau. Svetainės svoris 6 MB ir užkrauname 104 procesai. Žiūrim toliau. Čia yra nurodytos klaidos, kuris turi būti taisomos. Jeigu pažiūrėsime kitą testą, tai kaip iš tikrųjų užsikrauna svetainė, buvo atlikta 13 dieną, tai šiandien ir buvo padarytas testas 9 dieną. Tai reiškia, svetainė visiškai užsikrauna, kaip rodo testas, per 37 sekundės. Čia parodyti visi procesai, svetainės preview. O šiandien buvo padarytas testas, tai svetainė užsikrauna per 46 sekundės, tai čia yra tikriausiai ilgiausia, ką man teko matyti. Irgi visi procesai yra dėstyti čia, kurie užkraunami. Čia turiu dar kartą paminėti, kad svetainė turi užsikrauti per 2-3-4 sekundės, bet jau kas yra virš 5, tai yra nenormalu. Toliau tada galim pažiūrėti svetainiai, kaip viskas yra ok, gražiai, tvarkinga, bet buvo sunku suprasti, kokia logika pavadinis puslapis. Ir pirmą galvoju, kad aš kažko nesuprantu, pasiklydau. Pasirodo, kad visi puslapiai apie mus, pavyzdžiui, produktai, projektai, atsakomybė ir kontaktai yra užkabinti ant vieno turinio puslapio. Čia matos, adresas nesikeičia. Tai praktiškai Google pasako, kad lankytojas ateina į svetainę ir jisai lieka vienam puslapį, niekada neperėmė į vidinį. Jeigu nori perėti į vidinį, tai turėtum paspausti ant produktų. Ir čia paspaudėme kategorijų ir irgi ne iš karto supratau, kad pasirodo šitas kategorijos, čia yra kaip paslaugos, turėjo būti matomas. Irgi buvo sunku suprasti šitą logiką. Tai akcentas yra ne ant produktų, ne ant paslaugų, o kažkur šitą vietą visą laiką lieka. Ir taip pat Google atrodo, kad į svetainę atėjo lankytojas, prabuvo kiek laiko ir neperėjo kažkokį vidinį, reiškia, buvo neįdomu. Čia yra viena iš tų tokių pagrindinių visibility klaidų. Ir kas buvo anksčiau patikrinta, tai perėjus prie kontakto, šita forma yra veikianti, bet jinai neleidžia sekti kada, kaip kas atėjo ir parašė kokį užklausą. Tai neleidžia pasakyti, koks buvo šaltinis, yra perradas ir panašiai.